Sveiki. Šiandien mes susitinkame birželio 1. Startuojame, pradedame vasarą, su kuom aš visus ir sveikinu, jūs ir save pačią. Ir noriu pakalbėti apie vasaros tendencijas, apie tos energetinius portalus, į kuriuos mes einame ir kokie įvykiai gali mūsų laukti, apie tam tikras irgi tendencijas ir paraleles realybės arba paraleles laikų linijas. Kas yra laikų linijos ir kokie įvykiai gali mūsų laukti vienoje ar kitokioje laiko linijoje ir kaip pereiti į mums labiau tokią teigiamą laiko liniją, arba išeiti iš tos, kurioje mes būti nenorime. Nes jeigu dabar mes esame kažkur, tai reiškia, mes irgi taip patys ir sukūrėme. Todėl būtent vidiniai nustatymai padeda tai padaryti. Bet apie tai kalbėsime šiandien, padarysime planetarinę meditaciją. Ir taip jau sutapo, kad turėjome stiprią labai geomagnetinę audrą. Prieš valandą tai buvo P8 lygis, vienu žodžiu, yra nuo 0 iki 9, tai 8 tai buvo labai stipriai geomagnetinė audra ir iš šiaurės pašvaisčių tikimybė. Tai šiandien Lietuvoje tikrai galite išeiti vakare, kai sutems, gali būti, kad matysi šiaurės pašvaistės. Pakalbėsime ir apie tai, kas irgi ateina su tom energijom, galbūt kas naujo. Jūsų klausimai, galite parašyti, kaip jūs jaučiatės, ir tie, kurie žiūrite YouTube arba iš įrašo, irgi galite kažką rašyti, komentuoti, aš ten irgi kartais pasižiūriu klausimus ir galėsiu kažką atsakyti. Pradėsiu turbūt nuo būtent Saulės aktyvumo. Ir tas Saulės aktyvumas, kai aš darau planetarinės meditacijas, jisai būna labai didelis arba būna tokie Saulės žybsniai, kurie irgi padeda mums tos procesus pravesti. Nes jo taip jau kažkaip sutampa energetiškai, kad tą dieną, kurią aš suplanuoju būtent planetarinę meditaciją, o aš planuosiu, pagal irgi kaip man išeis, nes mano gyvenime nutinka ir gyvenimas, ne visada galiu tuo pat metu daryti tas meditacijas. Bet stengiamės susitikti galbūt vakarais arba rytais, galbūt jums geriau rytais, galim irgi ir taip sutarti. Būna toks didelis aktyvumas, kuris irgi toks kaip būstas, toks papildomas energijos pliūpsnis aktyvina mūsų sąmonę. Būtent plazminė Saulės energija, kuri ateina ir yra išskiriama iš gyvos Saulės. Tai yra toks savotiškas mechanizmas, kuris palaipsniui perkonstruoja mūsų planetą ir kolektyvinę žmonių sąmonę, integruojant tai būtent šviesą į mus, į kiekvieną iš mūsų ir į planetą. Ir jeigu mes sąmoningai suvokime, kas vyksta, mes galime tas energijas pagal laisvos valios dėsnį labiau savyje įžeminti, inkaruoti, kad tos energijos arba kad tų energijų pagalba galėti materializuoti ir kurti savo realybę ir būtent šokinėti per laiko linijas. Nes jeigu mes neturime kuro, jeigu mašinos bakas tuščias, mašina turbūt nevažiuos. Ir būtent tas evoliucinis periodas, kuriame mes dabar esame, juda ir būtent ta mašina arba ta transporto priemonė, juda, ne transporto priemonė, būtent tas mechanizmas, jisai yra palaikomas būtent Saulės žybsnio ir būtent eterio, kuris pripildo mūsų Žemę.
Eteris kažkada buvo, sakykime, toks panaikintas, išstumtas iš Žemės, nes būtent eterio energija, būtent tas penktas elementas, jis padeda būtent kurti ir materializuoti tai, ką mes norime. Ir tai yra tokios nemokamos laisvos energijos arba elektros šaltinis. Todėl būtent tiems, kas sėdi užkulisiuose ir nori, kad būtų pagal juos, tai būtent eteris jisai buvo ta visa struktūra ir poveikis dirbtinis žemės erdvėje, jis būtent tą eterį kažkaip, prasme, jisai išstumia, jis nebegali čia būti. Bet būtent per Saulės žybsnius reikia suvokti, kad būtent eteris eina, eteris irgi plazminė energija, eteris pasiekia mūsų planetą ir mes galim eterį paimti, greitai galbūt galėsim ir užčiuopti, mes galėsim ir patys maitintis eterio energiją, ir eterio energija jinai turi tokią auksiniai baltą spalvą. Jūs galite dabar įjungti savo dvasinę širdį, jau aktyvuoti savo širdies lauką, sukurkime bendrą mūsų ratą. Ir tiesiog aš jaučiu, kaip būtent mūsų rate labai labai daug eterio prisipildo. Tiesiog matau, kaip mes visi esame tarytum vienas didžiulis indas arba taurė, tokia kaip gralio taurė, maždaug įsivaizduojama. Ir įeina į mus būtent ta energija. Neįeina, jinai gali būti prieinama. Ar mes ją išgersime, ar mes ją integruosime į save, tai yra mūsų laisvos valios pasirinkimas. Ir šiandien mes galėsime, arba dabar jūs galite jį išreikšti ir paprašyti eterio energijos pakomunikuoti su jumis. Tos dalies aš neplanavau, čia yra mums tokia dovanėlė, kurią aš jau dabar, kurią aš jaučiu ir, jūs žinot, kad aš visą laiką šneku iš tėkmės. Ir energijos, kurios eina, arba meditacijos, jos pagal einančius procesus. Ir kadangi tas saulės žybsnių nebuvo tokių didelių, bet tai buvo nukreipta tiesiai į žemę, tiesiog tiesių taikinių į žemę, tarytum kūrėjas ir, būtent tie dvasiniai kuratoriai sako, imkite ir naudokitės, imkite ir naudokitės, tik tai, ne visi iš tikrųjų tą suvokia. Pabandykite, tarytum, įsivaizduokite, kad jūs ir esate irgi tą taurė ir kartu mes visi irgi tą didelę taurė, susijunkime tiesiog širdžių lygmenyje, pajauskime, kad mes ir esame Dievas. Dievas nėra vienas, bet Dievas yra vienis, Dievas yra vienybė. Ir mes esame tiesiog Dievo sąmonės elementai, kurie čia yra dabar įsikūnija. Ir tas visas procesas mūsų dabar vėl, sakykime, grįžimo namo, kad būtent tos sielos arba tos kūrėjo dalelės, kūrėjo sąmonės dalelės, kaip mūsų šviesa mumyje jungtųsi ir mes grįžtam, į tą tokį, mes grįžtam vėl į vienį. Aišku, tas procesas jisai užima milijardus, milijonus metų, todėl laiko turime pagyventi ir dar labai labai gerai pagyventi. Ir parašykite, prašau, ar jūs esate, ar įbauginti teisinga žodžiu konstrukcija, geopolitinių įvykių, konfliktų ir galimai grėsinčių konfliktų būtent Lietuvoje. Parašykite. Aš dar prisistatysiu, galbūt manęs kažkas klausosi pirmą kartą. Tai mano vardas Elvyra ir aš esu dvasinė vedlė. Tokia, nežinau, šiandien man atėjo netgi terminas
dvasinė influencerė, dvasinė, nu jo, dvasinės sąmonės formuotoja kažkaip taip. Ir jo psichologija ir kartu savo darbe naudoju būtent, komponuoju ir energetinį gydymą, psichologines praktikas, tą mokslinę arba tą populiariąją psichologiją ir praktikas bei energetinį gydymą, einantį, žinutės, einančios per sielą, tokia karminė korekcija. Todėl viskas tai kartu labai labai gerai, pozityviai veikia jūs, kai jūs ateinate į asmeninės sesijas ir kursus. Parašykite, kaip jūs patys jaučiate. Aš noriu, nežinau, šiandien arba kitą kartą padaryti atskirą eterį tam, bet būtent tai yra apie tas realybės linijas, apie kurias aš šnekėjau. Mes juk esame kūrėjai, laisvos valios kūrėjai, kurie savo sąmonę kūrė visą tai, kas jau yra mūsų gyvenime. Ir mes galime pasirinkti, kokią realybės liniją, kokią realybę ir kokioje realybėje mes norim gyventi. Pavyzdžiui, aš pasirenku gyventi taikoje. Ir tuo linkiu bendrai žmonijos realybės linija. Yra žmonijos kolektyvinė realybės linija ir mes kiekvienas turime dar savo irgi asmeninės realybės linijas. Ir tų kolektyvinių realybės linijų irgi yra daug ir į kokią mes savo asmeninę realybės liniją eisim, tai ir ten mes būsim. Nes yra realybė, kur yra konfliktas, yra realybė, kur nėra konfliktas, nėra konflikto. Tai aš, pavyzdžiui, renkuosi tą realybę, kurie konflikto nėra, bet aš turiu atitikti vibraciškai būtent tai realybei, nes jeigu manyje nėra taikos, jeigu manyje yra baimė, jeigu aš tikiu visą tai, kas yra rašoma, skelbiama ir panašiai, nes, lengviausia valdyti per baimę. Ir jeigu mes žmonės kolektyviškai jau kažkaip susitaikome su tuo, kad taip tai gali būti, jau, žinot, jau į mus nenoriu neteisingų žodžių pasakyti tuoj. Jeigu mus įtikins iki galo, kad taip tai yra įmanoma, ir jeigu bus jūsų viduje sutikimas tam, tai gali būtent įvykti ir realizuotis jūsų realybės linija. Ar jūs žinote kažką apie realybės linijas, kvantinė fizika, kaip tai viskas atrodo? Ar jūs norite, kad aš plačiau apie tai papasakočiau, ar kaip ir viskas aišku? Jeigu žinote ir nenorite plačiau apie tai, tai galbūt užtenka. Jeigu norite, uždėkite pliusiuką arba noriu, arba širdutę, jeigu norite, o jeigu jau žinote ir nereikia papildomų paaiškinimų, jūs jau galite savo klausimus kažkokius parašyti. Arba minusiuką, jeigu, pavyzdžiui, viskas aišku. Aš kol kas pažiūrėsiu, ką jūs rašote. Ką aš dar noriu jūsų paprašyti, kaip, sakykime, mainai ir panašiai, pasidalinti mano postais, palaikinti, uždėti širdutę po postų, komentare. Jums tai nieko nekainuoja, bet tai yra didelis jūsų indėlis, jeigu jums rezonuoja tai, ką aš sakau, kad tai pasiektų ir kitus, nes taip veikia būtent socialinių medijų algoritmai ir tai bus irgi jūsų sąmoningas prisidėjimas prie bendros kolektyvinės sąmonės, kurią mes einame kaip kolektyvinė sąmonė ir kaip individuali sąmonė. Todėl aš jūsų noriu paprašyti, būtent už tos laisvus, atvirus, nemokamus eterius, kad tai būtų jūsų tam tikri mainai, sąmoningi mainai, nes kai mes duodame mainus, mes sąmoningai priimame ir aktyvuojame irgi savo pinigų kanalą, nes energija turi cirkuliuoti, tarp mūsų turi cirkuliuoti energija
ir tada energija neužsistovi. Ir jūsų irgi kaip padėka, gali būti arba donacija, arba irgi tiesiog širdutės uždėjimas, komentaras ir YouTube'e, nes daug įrašų dedama būtent YouTube'e. Ir man atrodo, ten yra algoritmas, kad reikia parašyti bent jau 5 žodžius komentare, tai po to jau tas video tampa labiau matomas. Tai toks prašymas, ne prašymas, bet kreipimasis. Kažkas vat miega, skauda galvą. Tai yra normalu esant tokiam saulės aktyvumui. Kažkas visą dieną lovoj. Aš irgi šiandien taip jaučiuosi, bet iš tikrųjų jaučiuosi gan gerai. Jau atsakė, gerai. Jūs galite visą laiką kai ateinate į eterius, užduokite atsakymą, arba galite į čia rašyti čia, tai aš vis tiek žiūriu, arba galite savo mintise užduoti klausimą ir labai tikėtina, kad jūs gausite atsakymą vienaip arba kitaip, arba aš jums pasakysiu per kažkokią žodžių konstrukciją, kadangi jeigu mes kažką formuojame, kažkokią mintį, mes jau tai, sakykime, realizuojame, tai jau yra sukurta realiai energetinėme lygmenyje, nes viskas prasideda nuo energetinio lygmens visą laiką, ar tai būtų liga, ar tai būtų konfliktas, ar tai būtų, nežinau, gyvenamasis namas, ar tai būtų kažkokia mašina, kurios mes norime, mes viską sukūrime iš pradžių energetinėme lygmenyje ir tiesiog ten, kur tai yra nukreipiama. Jeigu jūs tą klausimą nukreipėte man, mano pasąmonė jį nuskaito ir aš galiu paliesti kažkokią temą, kurios aš galbūt nenorėjau liesti, bet tai būtent bus atsakymas jums. Todėl formuokite užklausas eteriams, intencijas. Sveiksta galva. Gerai. Gerai. Tai mes subalansuosime dar energijas, nes labai gerai taip sutampa, kai būna saulės aktyvumas, arba aš tada specialiai padarau tokį balansavimo energetinį seansą, arba tai jau būna, sakykime, kaip iš anksto suplanuota. Aukštesnių jėgų, arba aš nuskaitau irgi tada, kada bus saulės aktyvumas ir tam laikui paskiriu planetarinę arba kažkokį tai eterį. Ir tie, kas sekate mane, arba tas prognostikas, kurias aš sakiau, tai aš sakiau, kad vasarą bus labai didelis aktyvumas ir tai, kas vyksta šiandien, tai yra didžiausia iki šiol arba šių metų geomagnetinė audra. Bet noriu nudžiuginti, kad eterio mūsų Žemė eis daugiau, o tai reiškia, kad saulės aktyvumas bus didesnis. Ir tai, ką mes matome, irgi blackoutą, elektros dingimą Ispanijoje ir kur ten buvo Portugalija, man atrodo. Irgi poveikis tų saulės žybsnių, nes ir mes turėtume būti už tai labai labai dėkingi. Daug kas peikia, keikia saulės aktyvumą, kad tai yra blogai, bet iš tikrųjų tai yra labai labai gerai, nes tos civilizacijos, kurios gyvena iki mūsų, tas perėjimas, tas energijų pasikeitimas, tas kvantinis perėjimas, jis vyko labai staigiai ir tos civilizacijos ėjo į susinaikinimą arba jos buvo sunaikintos tiesiog tokiu globaliu kataklizmu. Taip, pas mus dabar tai daroma yra ir vyksta labai labai lėtai ir labai labai švelniai, ekologiškai, tausojančiai mums, nes kitaip mes to tempo neatlaikytumėm ir mes visi prašėme geresnio gyvenimo, geresnių sąlygų ir tai vyksta. Ir tai vyksta būtent per saulės aktyvumą. Ir dar buvo prieš, kada čia nufilmuota, nes yra
appsas arba programėlė Space Weather Life ir ten yra talpinamos nuotraukos Saulės iš tų ne teleskopų, satelitų, ane? Satelitai fotografuoja Saulę ir aplink Saulę. Ir buvo nufotografuota, aš gal net galiu parodyti, tarytum paukštis arba kažkokia tai paukštis arba toks skraidantis objektas su sparnais. Ar aš jį turiu? Jo, turiu, bet galiu parodyti, bet aš dar jį dėsiu. Vat čia yra, čia tas taškiukas yra Saulė, o čia vat buvo jisai nufotografuotas. Ir aš jau sakiau anksčiau, kad Saulė yra sąmoninga ir tie žybsniai yra inicijuojami, žinot, kaip į eterinius aliejus, į difuzorių mes įpilam. Tai vat tas paukščiukas buvo tas, kuris pripildo būtent tą Saulės difuzorių ir tos energijos yra aktyvuojamas, nes ten yra toks kristalas patalpintas, kuris aktyvuoja būtent Saulę ir aktyvuoja mūsų per tos plazminius padavimus energijų, aktyvuoja būtent tos mūsų vidinius kristalus, nes mūsų kūnas kristalizuojasi ir aktyvuojasi būtent mūsų vidiniai kristalai, nes mes kristalų turime savo kūne daug, mes turime praktiškai visą Mendelėjevo lentelę ir būtent per eterį tai aktyvuojasi ir tai padės mums išvystyti būtent tuos transcendentinius sugebėjimus, levitacija, psichokinetika, magija ir minties pagalba minties pagalba judinti daiktus kažkokius arba kurti savo maistą, kaip Jėzus darė, ne? Kai jisai pamaitino daug tūkstančių žmonių, tiesiog tai jisai sukūrė, sakykime, iš niekur, bet jis nesukūrė iš niekur, jis sukūrė iš tos energijų, iš tų energijų, kurios, čia egzistuoja, imk ir tai reikia mokėti tai padaryti. Aš dar taip nemoku tikrai, bet su laiku tos, sakykime, technologijos bus vėl prieinamos mums, kaip anksčiau, Atlantidos laikais. Tik tai reikia suvokti, kad mūsų civilizacija irgi ėjo į susinaikinimą per tos visus karus, konfliktus ir mes turėtumėm, jeigu mes norime to laimingo gyvenimo rojuje, nesekti jų pėdomis, nepiknaudžiauti to, kas yra prieinama ir naudoti tai bendrai evoliucijai, o ne ego užgaidų patenkinimui ir valdžios struktūros sukūrimui. Ir dabar yra daug įsikūnijusių žmonių iš Atlantidos, iš sunaikintos planetos Maldeko arba Fajetono, kuris yra tarp Marso ir Jupiterio. Dabar tai yra tiesiog asteroidų žiedas ir tie asteroidai, kurie trenkiasi į Žemę, tai irgi yra sąmoningai, nes tai, kaip sąmoningai, tai yra irgi procesas, kuris vyksta tam, kad tos dalelės patektų į mūsų Žemę. Ir svarbu tai žinoti, svarbu tai suvokti. Lietuvoje yra tokia vieta, kurioje aš buvau ir aktyvavau, važiavau viena arba su savo, su vaikais ir su sese. Važiavau į tą vietą ir tai yra vadinama Velnio duobė. Aš leidausi ten į apačią, nes gylis yra kaip 10 metrų, 10 aukštų pastato. Ir ten aš atlikau tam tikrą veiksmą, aktyvavau tą kristalą, kuris yra ten, sakykime, nematomas. Ir jie vėliau pradės jie aktyvuotis ir kažkaip būti labiau pasiekiami ir matomi. Dabar aš važinėju tiek, kiek man leidžia galimybės po pasaulį ir būtent Lietuvoje darau. Kai aš atvažiuoju, aš visą laiką darau tam tikras aktyvacijas, važiuoju po sakralias Lietuvos vietas.
ir mes kartu galėsim tai daryti vėliau, bet pirmą aš turiu aplankyti tas vietas, nu, sakykime, pati. Nes tai irgi eina taip iš tokio impulso, vat čia ir dabar važiuoti, čia ir dabar kažkur nuvažiuoti. Todėl na, nebūna tokio įspėjimo apie tai, kad na, aš važiuosiu kažkur tai. Dar parašykite dabar apie tą fajetoną, ar jūs norite tą istoriją panagrinėti plačiau apie tą galaktinį karą, iš tikrųjų, kuris vyko ir na, kas atsitiko su ta planeta. Na, mokslininkai sako, taip yra asteroidų žiedas, bet ne, tai yra buvusi planeta, kurioje gyveno tokias plazmoidinės labiau būtybės, bet jie irgi, na, ta galimybė, kad jie buvo sunaikinti tokio galaktinio karo kosminio, būtent irgi dėl to, kad jie vėlgi pradėjo eiti tokį kaip Atlantidos keliu ir na, ėjo į tokį labiau ego valdžią, struktūrą ir panašiai, visą tai, ką mes matome iš tikrųjų mūsų pasaulyje. Bet, bet turime pasukti kitokiu keliu. Arba, na, tie visi konfliktai, kurie vyksta, jie tada gali daryti, jie daro savo darbą ir jeigu žiūrint taip iš aukštesnės sąmonės prizmės, jie yra reikalingi, nes tik taip žmonės, kartais tik taip žmonės gali pasikeisti. Ir dabar yra daug labai įsikūnijusių, nežinau, žmonių į žmonių kūnus, ne? Ir ne tik žmonių, gyvūnų, augalų, tiesiog tos sąmonės yra atėję į žemę. Taisyti savo klaidų arba pranešti, kaip gali būti, arba na, kaip gali būti kitaip. Arba tiesiog sielos, kurios nori padėti ir padėti žmonijai eiti kitokiu keliu. Ir viena tokia, na, tos stiprios prabudusios sąmonės, kaip ir jūs esate, nes jeigu jūs ateinate į planetarinės meditacijas, jūs jau galite įtakoti labai daug ir mes kartu piešiame, formuojame būtent tokį energetinę struktūrą, kuri paveikia, nenori paveikia kolektyvinę sąmonę. Ir būtent Lietuvos sąmonė, ir būtent tokios planetarinės meditacijos, taikos manifestavimas ir Lietuvą nukreipia kitokia kryptimi, kitokių realybės variantų. Todėl prašau jūsų tų širdučių, jeigu jūs norite, sakykime, gyventi tame variante, kur yra taika, toje realybėje. Ir viskas yra gerai, dalinkitės tiesiog, na, ir jeigu jūs esate vedliai, nes aš žinau, kad irgi mane klauso, galim irgi padaryti kažką tai bendro, nes tam mes turime jungtis. Nes na, tarp vedlių yra irgi labai didelė atskirtis, na, kurie na, veda galbūt kartais vieni. Tai va, tai Lietuvoje yra labai daug vietų ir Lietuva turi labai didelę rolę bendroje kolektyvinėme sąmonės prabudime, nes Lietuvoje yra labai daug tokių taškų energetinių, kurie aktyvuojasi. Ir toms užkulisio struktūroms, pavadinkime taip, kurios nenori, kad tai aktyvuotųsi, jiem reikia įbauginti žmonės, nes būtent tos vietos arba tie kristalai aktyvuojasi tik tai per žmonės. Mes, kai aktyvuojam save, savo kristalus, savo šviesą, savo aukštesnę sąmonę, pavadinkime taip. Ir kai mes suvokime, kad mes esame kūrėjai ir kad mes galime įžeminti ir praleisti per save tas energijas ir mes esame tie aktyvatoriai, na, žmonės yra bauginami, tai yra tie visi procesai, kurie vyksta tik tai tam, kad žmogus liktų baimė, o per baimę jisai niekaip neaktyvuos savo virš sąmonės ir visų tų sugebėjimų, kurios žmogus turi, tik tai jie jame miega. Ir mumise jau yra viskas.
ir viskas jau buvo, viskas jau yra ir viskas jau bus. Yra daug, 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 daug variantų, kaip gali pasisukti įvykiai ir kiekvienu momentu, kiekvieną akimirką mes kūrėme, mes pasirinkame savo realybės variantą. Todėl tie, kurie mėgsta žinoti biškai į priekį, kaip bus, kada aš ištekėsiu, kiek vaikų turėsiu, tai neįmanoma žinoti, nes tiesiog kiekvienu momentu mes patys darome pasirinkimą. Dėl nepatarčiau, sakykime, galbūt bendradarbiauti su taro kortomis, būtent tam, kad sužinoti, kas bus. Taip, taro kortos yra labai labai galingas mechanizmas, aš pati bendradarbiauju su juom, būtent per tas energijas, kurios yra užfiksuotos glyfuose, arba kad gaučiau kažkokį tai atsakymą arba žinutę, suvokimą, bet ne ateities prognostikai. Tai, ką aš darau savo prognostikose ir ką aš nujaučiu, tai yra būtent tokia energijų ir vibracijų prognozės, arba būtent aktyvumas, arba jo tokios prisirpusios realybės linijos, kurios gali būti. Nes kartais, žinot, kaip man labai patinka paprasti pavyzdžiai, kuriuos man paduoda mano aukštesnioji sąmonė ir parodė irgi, kaip formuojasi realybė, kaip ne tai, kaip formuojasi, bet kaip realizuojasi. Na, įsivaizduokime puodą, kuris verda, jame verda vanduo. Ir kai jisai verda, ant dangčio formuojasi irgi susikupia vanduo. Gerai. Ir kai garų kiekis pasiekia tokią kritinę masę, susiformuoja lašas ir lašas nukrenta. Būtent taip mes materializuojame absoliučiai viską savo gyvenime. Jeigu tame puode yra vanduo su druska, tai lašas irgi bus, sakykime, su druska, ta druska niekur nedings iš to vandens. Bet jeigu vanduo bus su cukrumi, irgi tas vanduo, jau tas lašas iš to garų formuosis irgi su cukrumi. Todėl bet kas, iš kur formuojasi tas lašas, jis formuojasi iš to bendros masės, kuri yra tame puode. Ir taip mes formuojame ir materializuojame ne tik tai savo, bet ir kolektyvinę realybę. Ir jeigu mes tie, kas esame tie mažiukai lašai tame visame puode, mes pasirinkame tai, ką mes labai labai įtakojame, jau tą visą mes įtakojame, kiek bus druskos ar cukrus, ir druska ir cukrus, arba galbūt toks kartumas, arba karti patirtis, arba saldi patirtis, irgi jos yra reikalingos, kiekvienam savo mechanizmas. Kiekvienam savo kelias. Ir mes po to kartais stebimės, kodėl tas lašas nukrito su druska, kodėl jisai kartos, o galbūt nes jisai dar su kokiais čili pipirais, nes jisai susiformavo iš mūsų arba asmeninės sąmonės, to indo su tuo tirpalu skysčiu, kaip mūsų energijų ir vibracijų vidinių, toks lašas automatiškai ir nukrinta ir taip yra taip ir formuojasi mūsų realybė. Bet jeigu mes pakeičiam vidinius nustatymus, automatiškai pasikeičia tie lašiukai, kurie nukrenta kiekvieną dieną. Ta realybė gali būti vis kitokia ir mes vis mažindami savyje, ta druska yra labai naudinga, bet galbūt tamsią energiją, tamsias vibracijas mes vis didiname šviesą ir tie lašai, jie vis pamažu pradės kristi atgal į tą pačią mūsų realybę, jau žymiai šviesesni. Ir tas procesas jis negali būti staigus. Kaip sakė mano viena mokytoja, greitai tai pamažu, bet be sustojimo. Ir būkite irgi labai savo ekologiškai, neperspauskite savęs būtent kai kuriuose procesuose, nes tai greitai tai lėtai, bet be sustojimo.
Jo, pradėjau darbą su kontrolės paleidimu, tai ir tame gavau atitinkamas situacijas. Taip, nes jeigu mes išreiškime ketinimą pakeisti kažką, ateina situacijos, kurios leidžia mums tai padaryti. Nu, mes taip nepaleisime kontrolės. O kaip mes žinosime, kad mes tikrai, pavyzdžiui, paleidome kontrolę? Arba ir mes kartais prašome jėgos, Dieve, duok man jėgos, duok man, nežinau, stiprybės. Dievas sako, okei, jeigu tu nori stiprybės, nu, imk tau situaciją, kur tave nu, kažkaip, kur tau tu pats išsiugdysi tą stiprybę. Dievas neduoda, va, imk tau stiprybę, va, čia imk tau tiek stiprybės, išgerk ir būsi stiprus. Ne. Kitos jėgos, jos duoda, bet jos visą laiką pasiema mainais daug, daug daugiau. Dabar dar mes esame tokiuose procesuose, kai būtent tos realybės susiduria ir mes galime būti trupučiuką vienoje realybėje, trupučiuką kitoje realybėje. Ir toks mes galvosime, kad tai bus savotiškas sąmonės arba matricos guliukas, kur gali būti informacijos skirtingos. Kaip šiandien irgi skaičiau, ar vakar, ten viena pažįstama parašė, kad galvoju, kad vyras miega vienaip, nebuvau tikra, kad matė, bet po to pasirodė, kad biški kitaip tai yra situacija. Ir tai jau yra pasireiškimai arba apsireiškimai to, kad mes galime būti skirtingose realybės linijose ir tos realybės jos gali biški kartais susilieti ir jos gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, žinot, čia iš tų atvejų arba dežavų vienas, kai, nes viskas jau egzistuoja, visos įmanomos realybės linijos jau egzistuoja ir būtent tas dežavų principas irgi tai parodo, kad mes tik tai, mes tarytum tai žinome, ar mes tarytum tai prisiminėme, kad mes jau ten buvome. Tai reiškia, viskas, kas gali būti, jau yra. Ir viskas yra viename taške. Ir labai svarbu tai suvokti. Atsidarinės, sakykime, tokios portalinės vietos. Aš vakar skridau lėktuvu ir nu, tiesiog aš mačiau tokį vieną labai labai keistą reiškinį danguje. Man maždaug tai parodė. Tai buvo toks kaip vaivorykštinis kūnas, kuris skrydo, nežinau, skrydo kartu su lėktuvu, tokia vaivorykštinė sfera, arba, na, aš ją mačiau tokioje, na, tokioje plokščioje, tokia aš mačiau ją kaip plokščią labiau, nes jis kaip vaivorykštinis man buvo labai sunku tai suvokti ir tai truko labai neilgai ir aš net nespėjau kažkaip įamžinti ir nufotografuoti, bet galbūt ir nereikia to fotografuoti, bet aš noriu pasakyti, kad mes vis dažniau susidursime su tokiais reiškiniais, nes mūsų akis pradės matyti kitaip, nes aš jau sakiau, kad kažkokia irgi praktikoje, kad kai kurių akis biški arba prasčiau mato, arba kažkokios problemos su akimis, būtent tam, kad akis restruktūrizuotųsi ir persikalibruotų, kad galėtų būtent matyti tą subtilų planą. Nes šalia mūsų yra daug visko, kurio mūsų akis nefiksuoja. Mūsų akis fiksuoja labai labai mažą spektrą. Aš netgi irgi nuotrauką galiu parodyti, aš norėjau parašyti postą apie tai. Va, mūsų akis mato maždaug tiek, o tiek jinai nemato. Bet mes tai galėsime matyti. Mes tai galėsime matyti ir tai, na, reikėtų išsiugdyti lėtai, be tokio staigaus pokyčio. Jo apie tos gazdinimus dabar biškai pasižiūrėsiu. Gazdina kasdien. Aš blokuoju tokias žinias, sąmoningai gazdina žmonės. Neramu dėl žmonių susipriešinimo Lietuvoje. Ką jūs turimite omenyje, kad patys žmonės yra susipriešinę? Taip,
konfliktai vyksta tada, kai žmonės yra susipriešinę. Tik tai tada, nes viskas vyksta tokiame, iš pradžių viskas susidaro, susiformuoja energetinėme lygmenyje. Ir mūsų tas darbas planetarinės meditacijos, mes tą energetinį lygmenį keičiame ir siunčiame ten kitas vibracijas. Ir tai nepažeidžia laisvos valios dėsnio, nes mes galime transliuoti šviesą mm, ir na, pasirinkti, na, formuoti savo šviesą realybę. Na ir tas būtent tas raštas, kurį mes sukūrėme, tai jis irgi, na, kaip tas lašas, kuris būtų nukrenta ir, na, irgi jisai, ta energija niekur nedingsta ir tas mūsų darbas, kuriuos mes darome, jis yra labai stiprus, nes kartais mes galime, na, būtent tokius prabūdusios, galingos sielos. Mes esame visi galingi, tik tai ne kiekvienas suvokia ne kiekvienas suvokia savo potencialą ir ne kiekvienas įgalina save. O jeigu mes save įgaliname per šviesą, mes esame žymiai, jo, mes ne tik žymiai, mes esame labai įtakingi, ta prasme, kad negalime jau koreguoti būtent savo ir kolektyvinę realybės liniją. Na, nes čia, žinot, kaip svarstyklės, kiek žmonių bus tokių, kiek tokių, nu, mūsų kiekvieno pasirinkimas, kurie svarstyklių pusėje mes būsime, ten, kur daug druskos ir ten, kur daug cukrus. Bet aišku, tas vien cukrus irgi jisai nu, sakykime, kenksmingas yra. Ne, bet, na, čia tokia metaforiškai, ne, aš tokia kaip tokia kokie pusėje mes esame ir kokią pusę mes palaikome, taip ir formuosis būtent kolektyvinė realybė ir mūsų asmeninė. Nežiūri nieko, pasitikiu kūrėjo planu, bet mes ir esame kūrėjas, kuris kūrė planą kiekvieną akimirką. Kūrėjas ne kažkoks tai senukas arba sąmonė, kurį na, kažkaip tai sėdi ir planuoja, bet mes, sakykime, irgi planuojame tai kiekvienu momentu. Todėl mes galime tiesiog turėti galimybę savo realybę matyti tokią, kokią mes norime matyti. YouTube yra pilna video apie Lietuvos neišvengiamą, nenoriu vadinti to žodžio iš raidės, nes aš nenoriu net tokių minčių konstrukcijų, minčių formų formuoti savo galvoje ir savo mintise, nes mano energija irgi yra stipri ir aš nenoriu to, žinot, tokių energetinių bombų negatyvių mesti į erdvę. Todėl labai labai irgi žiūrėkite, ką jūs sakote, kokias žodžių konstrukcijas naudojate. Tai irgi formuoja mūsų realybę, irgi nuo to priklauso, koksgi tas lašiukas nuo to dangčio nukris. Jo, ir labai svarbu nežiūrėti šitų video, bet ne tai, kad nieko nedaryti, bet kaip tik aktyvinti savyje šviesą. Nes jeigu mes kuo daugiau šviesos aktyvinsime savyje, to būtent tos visuotinės kolektyvinės svarstyklės kryps, arba tas svarstyklių pusė kryps į vienokią arba kitokią pusę. Kas persvarsime, šviesa ar kita pusė, oponentinė šviesos pusė. Jo nejaučiu įsibauginimo dėl geopolitinių įvykių, nes užsiėmusi per daug savais reikalais labai gerai. Ir kad skirčiam į tam dėmesio, nes kur mes skiriame energiją ir taigi yra propaganda, tokia grina propaganda, kai mums yra propaguojamas tam tikrai negatyvaus galbūt plano dalykai, kurių galime mes žinoma išvengti. Ir propaguojama, kol žmonės po to ne tik, kad patiki, bet įtiki savo viduje. Todėl skirkite savo dėmesį ten, kur jūs, skirkite į šviesą savo gyvenimo kūrimui.
Mums reikia tvirtinti, kad to nedaleidžiame savo gyvenime. Žinot, svarbiausia neiti su priešprieša, kad ta priešprieša arba mes, kad tarytum priešai, bet taip priimti, kad tai irgi toks kūrėjo planas B. Jeigu mes norime eiti konfliktų karu, galbūt mes eisime konfliktų karu, bet vis tiek kelias yra vienas ir tikslas yra vienas. Kokiu keliu mes ten nueisime, tai yra irgi žmonių pasirinkimas. Kelias, tikslas yra vienas. Vėl tapti kūrėjų, kad visos tos kūrėjo sąmonės dalelės, kurios yra mumise, jos susivienytų vienaip ar kitaip. Todėl, žinot, visą laiką visi konfliktai baigėsi taika. Tik tai, na, per realybės linijas įdomu. Biškai aš pavėluotai žiūriu jūsų komentarus. Ar gali būti nemiga? Žinoma, žinoma, tai gali būti labai įtakojama būtent nemiga ir nemiga dėl saulės audrų, tai na, vienas būdingiausių simptomų. Todėl, jo, man eterio energija būtent primena apie save. Mes apie realybės linijas pakalbėsime. Nu, aš jau pasakiau maždaug daug bendrai taip kontekste, nes čia yra labai 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 plati tema, kurią mes nagrinėsime su laiku, bet dabar, na, tie procesai, kurie yra, sakykime, svarbus pagal mano pajutimą ir išjautimą, pranešti. Ir kuriuos aš gaunu. Tai man eterio energija primena apie save, jinai tokia labai aktyvi, judri, tokia spirga, tokia spraksė ir labai labai žaisminga. Pajauskite dabar ją, tiesiog pajauskite ją per savo kūrėjo sąmonę, kuri yra jumise. Ir aktyvinkite, suvokite, kad kūrėjas nėra vienas, o kūrėjas yra vienis ir jo sąmonės dalelės, tai esame mes kiekvienas lygiame potenciale. Mes pripratome vertinti žmonės pagal tokį reitingą arba finansinę gerovę, bet kiekvienas turi savyje lygiai tiek pat kūrėjo energijos. Kaip jis ją išnaudoja, kokiem tikslams ir kur jūsų vidinis kūrėjas, jūsų kūrėjo sąmonė. Kiek tamsos ar šviesos jinai turi savyje. Nes kūrėjas davė pilnai laisvą valią mums visiems. Tai yra vienas pagrindinių dėsnių. Ir pajauskite, kiek galbūt jumise yra susipriešinimo, kiek jumise yra taikos, meilės. Pajauskite. Ir pajauskite aplink esančią eterio energiją, tokią transformuojančią, ganėtinai stiprią energiją, bet tas galingumas yra per įgalinimą save, tas galingumas yra tam, kad pripildytų jūsų vidinį, jūsų būtent baką arba pakrautų jūsų energiją, kad jūs galėtumėte važiuoti, kurti, realizuoti. Nes kuo daugiau įtalpinti į save mes galėsime būtent eterio energijos, kuri visą laiką nori pas mus ateiti, tik tai mes patys ją blokuojame. Tuo galingesnė realizacijos galią mes turėsime. Kitas variantas ir toks povandeninis akmuo, kad jeigu mes turime savyje daug baimių, daug negatyvių konstrukcijų, įsitikinimų, programų, tai irgi realizuosis. Todėl labai svarbu išjausti savyje negatyvias programas, įsitikinimus, tas visas konstrukcijas,
kuriomis jau mes įtikėjome, kuom patikėjome, su kuo sutikome. Labai dažnai mes sutinkame su kažkuo jau per, sakykime, kažkokį tokį beviltiškumą. Ir svarbiausia, ką galim dabar ir turėtumėm padaryti, įgalinti save per kūrėjo sąmonę. Tiesiog suvokti, kad mes esame galingi ir mes patys pasirinkame tą realybę. Mes kūrėme, mes pasirenkame patys ją sukurdami savo viduje. Įsivaizduokite, kad jūs ir esate tas puodas, kuris garuoja. Ir būtent saulės plazminė energija, jinai įkaitina mūsų puodą. Ir pajauskite, kiek jumise yra tos metaforiškai druskos arba tamsos. Ir galite ją dabar transformuoti. Įsivaizduoti, kad jūsų puodas stovi ant žinot, kaip būdavo anksčiau tos dujinės, dujinės. Galite pastatyti savo vidinį puodą, tarytum save, suvokti, kad tai yra jūs ir tas puodas, tas skystis, galite net pažiūrėti, kiek tų skysčių jumise yra, kokios jisai kokybės ir įsivaizduoti, kad jūs galite pasukti netgi tą galingumą, tiek kiek jūs galite paprašyti savo aukštesnio aš padėti jums tame. Ir kad tiesiog išgaruotų tai, kas kartina, tai, kas sveria bendras kolektyvinės sąmonės svarstyklės į tokią patirtį per kančią, patirtį per skausmą, patirtį per galbūt konfliktą. Jeigu konfliktas yra jūsų realybėje, reiškia konfliktas yra jūsų viduje, pajauskite konflikto energiją jumise ir tiesiog paleiskite su dėkingumu, taip aš tai matau, aš tai suvokiu ir aš tai paleidžiu. Tiesiog tapkite švaria energija, švaria kūrėjo sąmonės energija. Ir iš tos kūrėjo sąmonės energijos, iš to išsilaisvinusio galingo žmogaus, kaip kūrėjo sąmonės dalelės, įsivaizduokite, kad jūs laikote rankose žemę, kad jūs rankose laikote žemę kaip irgi tokį puodą su kolektyvinė sąmonė. Ir jūs galite tą puodą dabar tiesiog įkvėpti savo meilės, dėkingumo. Tas puodas, kaip tarytum pati planeta, būtent arba galite paimti taurę, tiesiog taurę, tokia kaip gralio taurė. Ten yra visi lašiukai ir jūs galite jiems tiesiog transliuoti savo meilę. Ir ypatingai suvokdami, kad taip ten yra tie, kuriuos mes laikome sąlyginai blogiečiais. Bet kartais ne viskas yra taip, kaip atrodo. Jie yra tam tikrų procesų aktyvatoriai, kurie irgi reikalingi tam, kad mes ateitumėme link to tikslo. Tikslas yra vienas, keliai yra skirtingi. Ir kiekvienas turi savo skirtingą kelią. Ir kiekvienas yra asmeniškai atsakingas už tą kelią, kuris yra jo gyvenime. Ir jeigu ten yra dabar sunkumai, tie sunkumai arba tos priežastys buvo tik tai jumise. Birželio mėnesį aš kviečiu vėl į praktikas, bus labai daug praktikų, aš taip skirsiu daugiau laiko tam, nes bus labai daug aktyvių dienų. Tikrai mes įėjome birželį jau taip su tokiu plazminiu saulės šou, kuris, čia žinot, toks pirmas mėnesio pasirodymas. Tai aš labai kviečiu, tie, kas norite taip giliau
padirbėti. Bus, man atrodo, aš kokius gal aštuonis susitikimus padarysiu. Tai bus ir planetarinis, ne planetarinis, ir planetarinis, bet jaunutės ceremonijas mūsų laukia Saulės lygiadienis. Na ir daug tokių. 24 birželio yra labai labai galinga diena. Ir mes darysime aktyvacijas. Ir portalas 66 yra tokie aktyvacijų taškai mūsų realybės kelyje. Žinote, įsivaizduokite, kai mes sukasi filmas mūsų gyvenimo arba tas kelias kaip kino juosta. Ir tie kadrai tai yra tokie tarpai, laiko tarpai, kai mes gauname vis kitokias energijas. Ir kai jūs matote pasikartojančius skaičius, kuriuos aš tikiu, kad matote ir tai labai labai padažnėja, tai parodo apie būtent jūsų vidinę aktyvaciją, jūsų šviesos ir tai yra jūsų galios momentas, kurį reikia pagauti. Tai yra labai 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 svarbu. Mes matome, kai skaičiukai, tai yra jums yra paduodama energija ir paduodama energija toje vietoje, kurioje jūs būnate, jums reikia ją integruoti į save. Tai ten bus būtent tos praktikos. Ten šį mėnesį ten nebus jau tokių vaikiškų kažkokių žaidimų, ten bus labai labai rimtos praktikos. Dar mes turėsime nemokamą pinigų irgi tokį seminarą, aš jūs kviečiu, irgi bus birželio antroje pusėje. Ir po to pradėsime kursą, tokį rimtą kursą apie pinigus ir apie realybės formavimą. Bet dabar jūs paformuokite savo ir kolektyvinę realybę, savo gyvenimą kolektyvinėje realybėje, kaip tokį šviesuliuką. Jūs galite toje realybėje pamatyti, tarkim, kaip puode yra daug lašiukų, daug ląstelių, tokių, sakykime taip. Ir būtent jūsų pradeda šviesti. Ir kartais šviesa užkrečia irgi. Būtent jūsų pradeda šviesti ir jūs suvokite, kad tai yra kolektyvinė žmonių sąmonė. Tie visi vandens lašeliai, tarp kurių jūs ir esate. Ir jūs laikote jūsų puodą arba taurę patys savo rankose, nes jūs ir esate kūrėjas. Tai kūrėjo laisva valia, jūs galite tiesiog įkvėpti į tą jūsų taurę meilę. Suvokim, kad tai yra kolektyvinė žmonių sąmonė. Ir tiesiog įkvėpti ir palinkėti meilės, šviesos. Ir aišku, pačiu tokiu būti, ne tik tai sakyti, šnekėti ir kartais pamedituoti, bet būtent tai realizuoti, iš tikrųjų daryti, veikti. Įtvirtinti tai per veiksmą. Įtvirtinti jūsų ketinimą gyventi tokioje šviesoje realybėje, ten, kur vyrauja taika, patvirtinti veiksmais, o veiksmas bus tarytum jūsų toks štampas, tai patvirtinu, be veiksmo nieko nebus. Bet tokio ir veiksmo, ir tokio vidinio nusiteikimo, sakykime taip. Aha, tai aš dar klausimus parašysiu. Ir pamatykite planetą žydinčią, laimingus gyvūnus, žmonės, tai, ko mes nematome, tą subtilų planą, bendradarbiaujant, einant kartu draugiškai tokių šviesos, taikos keliu link to bendro tikslo, prie kurio mes vienaip ar kitaip ateisime. Pamatykite tiesiog laimingus žmonės ir tai ir bus jūsų realybė. Laimingos, draugiškos,
žmonės, kurie yra vienybėje, džiaugiasi, padeda, gyvena tokioje atviroje visuomenėje, tausoja planetą, tausoja vienas kitą ir gali priimti energijas, turi tą suvokimą, kad jis yra energija ir viskas aplink yra energija. Ir kaip su jumis sąveikauti. Mhm. Apie Fajetoną aš papasakosiu galbūt kitą kartą. Tai bus toks atvirų formatu. Tie, kurie nori ir jungtis birželio mėnesiai. Aš padarysiu vėl lankstų mokėjimo, nežinau, tokį langelį, tarpą, nes tai bus mokamos praktikos, bet bus ir atviros, bet jos nebus tokio, jos bus tiem, kas nori sąmoningai atlikti padėką ir energo kaitą tarp mūsų. Tai yra labai svarbu palaikyti mūsų balansą imu duodu. Bet planetarinės, šiandien gavosi tokia labiau aktyvacija jūsų asmeninė, bet per jūs, kai aktyvuojatės, tai paveikia bet kuriuo atveju kolektyvinę sąmonę. Todėl tai irgi buvo tokia savotiška, tokia naujo rašto kolektyvinė sąmonė sukūrimas. Parašykite trumpai, kaip jūs jaučiatės, įkvėpkite, iškvėpkite, grįžkite čia ir dabar, pajauskite vėl save, pajauskite savo kūną. Čia klausimas yra, kodėl blogai burtis, o jeigu burė pasakys ne kažką ne taip ir jūs tai savo užprogramuojate ir tai gali įvykti. Mes galim kažką pasirinkti kitaip ir jūs nueisite pas tą pačią būrėją, jinai jums išburs visai kitokią ateitį, nes jūs pasikeitėte, nes tas jūsų lašas jau nukris kitoks. Lašas jūsų tame puode nukris kitoks, jau tas negalės nukristi, arba tai neįvyks, nes tiesiog tam nebus vietos būti. Ir irgi per tai mes labai labai daug programuojame. Jeigu pasakys, po 10 metų sutiksi ten, pavyzdžiui, savo vyrą ar vaikiną, kiek to visko neišsipildo, nes mes priėmėm kitą sprendimą, mes žengėme kitą realybės liniją, nes visą laiką yra keli variantai. Žinot, čia kaip iš tų pasakų, kai rodo, stovi žmogus tokie kryškelė, yra 3 variantai. Eisi į kairę ir dešinę, ar tu eisi tiesiai. Kiekvieną kartą mes turime daug variantų, kaip pasielgti ir kokį pasirinkimą priimti kiekvienoje situacijoje. Todėl burtis, bendradarbiauti su taro energijomis yra kaip ir gerai, aš pati biškai iš kitos pusės tai žiūriu, bet lysti į kito žmogaus gyvenimą, žiūrėti, kas vyksta kitų gyvenime, tai jau, žinot, toks įsibrovimas į energetinę erdvę ir tai yra, štai irgi yra atitinkamas pasakmenis, nes jeigu žmogus nenori galbūt kažko pasakot, mes norim per būrėją tai išsiaiškinti, tai jau irgi pažeidimas. Jūs braunate į kito teritoriją be jo leidimo. Dėl nieko negalima daryti be žmogaus leidimo, pavyzdžiui. Mes galim panagrinėti būtent irgi apie būrimus, tą klausimą kažkada, nežinau, arčiau. Kas jums ten atsako, su kokiom jėgom bendradarbiauja būtent būrėja
ir ką jūs iš ten išsinešite, nes jūs, ypatingai jeigu yra kažkokie ritualai, na, ten daug dalykų vyksta. Jūs galite išeiti visiškai ne su tuo efektu, kurį jūs norėjote gauti būtent per tą ritualą. Nes jeigu tas žmogus, kuris būrė arba atlieka tam tikrus ritualus, turi kontraktą su tamsos jėgomis, tai jūs automatiškai esate ten praktiškai prijungiamas arba jūs gaunate, biškį išsitepate, kai atėjau su kažkokiu tokiu murzinu žmogumi apsikabinau ir tas purvelis liko ant mūsų rūbų. Na, visą laiką pagalvokite apie tai. Jums niekas niekada nepasakys tiesiai šviesiai, kad, na, su kuo aš bendradarbiauju. Tai labai žiūrėkite. Jo, dėl matomų skaičių galėsim susitikti sekmadieniais, bet ką aš prašau iš jūsų, na, kad būtų daugiau to persvara būtų tų žmonių, pasidalinkite mano postais. Arba, jeigu jums rezonuoja tai, ką aš sakau, pavyzdžiui, ir jeigu jūs norite aplink save matyti daugiau tokių žmonių, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, pasidalinate mano postų, jūs jau parodote, va taip aš noriu. Na, jeigu mes manifestuojam, pavyzdžiui, taiką arba planetarinę meditaciją darom, jeigu nes man kai kurie rašo, man gėda, Elvyra, dalintis tavo postais, nenoriu, kad mano artimieji žinotų. Tai tada kokią realybę jūs kuriate, jūs esate savo realybės kūrėjas, ar jums kažkam baisu, kad žmonės kažką pasakys ir pamatys. Irgi apie tai pagalvokite, nes aš labai daug gaunu žinučių ir aš taip noriu pasidalinti tavo postais, bet, nesidalinu. Tada kokiuose energijose jūs gyvenate ir ką jūs iš tikrųjų manifestuojate ir kaip jūs realizuojate savo realybę. Nes, aš dalinuosi žiniomis, skiriu laiką, irgi pinigus, Zoomas kainuoja, tam tikrai dalykai kainuoja. Ir mano gyvenimo laikas. Ne, tai, tokie savotiški energetiniai mainai, jie labai reikalingi. Visiems, man ir jums. Šiandien kaip tik pagalvoju, kad visi esame ta pati kolektyvinė sąmonė, tik aš nenoriu susitapatinti su kitų negatyvia energija. Todėl energetiškai atsiriboju vardan kelią į šviesą. Tie, su kuriais jūs susidarite, atspindi tą nešviesą, tą oponentinę šviesos pusę jumise. Jūs nesutiktumėte tų žmonių, arba jums tai kažkaip nesurezonuotų, jeigu jumise to nebūtų. Netgi kai mes kažką svajojam, įsivaizduojam, tai, ką mes svajojam, įsivaizduojam, jau tai kažkur yra tam tikroje paralelinėje realybėje arba kitoje laiko juostoje. Viskas jau buvo, visi variantai, ką jie gali būti, jau buvo, visi variantai jau yra dabar ir kiekvieną momentą mes pasirinkam tai, kas bus, nes viskas, kas bus, irgi jau egzistuoja. Žinau, kad galbūt tai painu gali skambėti, bet taip. Ir kai aš atsiriboju, aš atstumiu tą tamsą, tai aš galbūt juos nepriimu, ir nepriimu juos savyje. Tai jūs pažiūrėkite, kur jumise yra tai, ko jūs nepriimate pati savyje. Ir ten pažvelgite, į savo indą pažvelgite, atidarykite savo dangtą ir pažiūrėkite iš tikrųjų, kas ten yra per skystis. Ten yra eliksyras, ar ten yra, nežinau, kokia juoda nafta. Žinau ką, labai dažnai mes norime atsiriboti, čia visiems, ne tik tai jums, visiems, ne? Mes norime atsiriboti nuo tamsos, nuo tų žmonių, kurie mums iškelia tai, ir sako, atidenk tu savo tą dangtį, pasižiūrėk. Ir viskas, kas mums rezonuoja gyvenime, taip jau yra, mūsų tokia konstrukcija yra ir mechanizmas vidinis, viskas, kas mums kažkaip susirezonuoja, arba nuo ko mes norim atsiriboti, arba kažkaip kažko nematyti, viskas tai yra mumise. Todėl
Jeigu jums asmeniškai, tai atidarykite savo dantį, pažiūrėkite, galbūt ten kažką dar reikėtų pakrapštyti. Kaip meditacija praėjo? Kaip eterio energija? Kokio skonio eterio energija? Ar pajutote skonį? Pabandykite dabar pajausti. Pabandykite dabar. Oi, kad jisai neskambintų. Kas norės eiti į Kas norės eiti į birželio praktikas, galite irgi uždėti kokį nors pliusiuką. Aš dar nežinau, kokie mainai bus ir programą, bet parašysiu Facebook'e ir kitose medijose. Ką simbolizuoja protinių dantų skausmas ir uždegimai? Šiaip dantis, dantis turi šaknis ir energetiškai tai yra susijęs su, pirmai susiję yra ir su organais dantis, bet ir su vidiniais konfliktais. Būtent jūsų atveju man eina informacija, kad tai yra konfliktas su gimine, su protėviais. Atskirtis nuo giminės sistemos ir nepaduodami yra giminės resursai. Todėl, jeigu jūs norite, ateikite į sesiją asmeninę. Saldus gėlių vasaros skonis. Kaip kiti pajutėte? O kas čia per pliusiukai, neatsimenu, ko klausiau. Turbūt ar jungsitės į birželio praktikas. Birželį ir Liepos, taip jeigu tokios prognostikos biški į priekį norite, ar kitam kartui. Mūsų laukia daug įvykių, kurie bus ir kurie, sakykime, reikalingi tam aukščiausiam kuriojo plano gyvendinimui. Mes turime būti pasiruošę, kad maksimaliai švelniai mes juos praeitumėm ir kaip tik per tai prisipildytumėme savo vidinį baką arba pakrautume savo vidinės saulės baterijas. Nes jeigu, pavyzdžiui, tėkmė yra per stipri, o priėmimo aparatas yra per silpnas, gali vykti trumpas sujungimas. Kokio lygio bus jūsų trumpas sujungimas pagal jūsų, sakykime, talpą energetinę, bet plėsdami savo sąmonę, kad ir dabar čia planetarinėse meditacijose, mes plečiame ir savo vidinę talpą. Ir būtent eterio energija, sakau, tai yra didžiulė, didžiulė, didžiulė dovana ir pagalba mums. Bet reikia pasiruošti. Aišku, tai mes darome jau labai seniai, nes tai mes darome mažai žingsniukais, bet tie, kurie galbūt pamatė praktikas, jūs galbūt ir jaučiate, kad yra toks intensyvumas. Uždėkite, nežinau, kokią nors, dabar širdutę uždėkite, ar jūs pajutėte tie, kurie su manimi seniau, kad taip tarytum stipriau. Jeigu anksčiau būdavo galbūt taip švelniau, tai dabar tos praktikos jos tartum labai labai giliai įeina, arba tos energijos giliai įeina. Ir mano praktika prasideda tada nuo pirmo, kai mes įeiname į Zoom, kaip aš pradedu kalbėti. Praktika gali būti labai trumpa, bet jinai tęsiasi jau 1:20 minučių, kaip bendra aktyvacija. Jau, taip. Mes žmonės dažnai galvojame, kad reikia daryti kažką ilgai, ilgai medituoti. Ne, iš tikrųjų viskas vyksta kitaip. Labai daug kur mus apgavo ir mes visiškai nesuvokiame, kas mes esame. Ir
kad atsiskleistų visas mūsų potencialas ir suvokimas mūsų pačių apie save patį, tam reikalingi būtent tie visi pokyčiai ir kokiu keliu mes einame, mes pasirinkame tik tai patys, nes viskas jau yra, visi galimi realybės formavimosi ir dalykų klostymosi variantai, jie jau yra. Tik tai mes kiekvieną momentą jį tai pasirenkame. Tiesiog išbūti tas būtent, kodėl na, tai yra svarba būti čia ir dabar, tai būtent nes tą čia ir dabar mes pasirinkame, kas bus ateityje. Ir jokia būrėja negalim pasakyti, kas bus jūsų ateityje, tik tai jūs galite nuspręsti. Aš pasakysiu irgi, aš iš tikrųjų jau, kai buvau paauglė ir taip jau pas būrėjas ieškojau tiesiog ir kitokių dalykų ir kartais man pasakydavo, tau aš nebūsiu, nes, sako, tavo energija per stipri ir kaip tu pagalvosi, taip ir bus. Kai kurios man sakė irgi, kad ne tu turi pas mane eiti, o aš turėčiau pas tave eiti, bet aš buvau paauglė dar, nežinau, gal 18 ir nelabai supratau dar apie ką tai. Dabar aš aišku suprantu, bet jo, jokia būrėja negali žinoti, kas bus. Taip, jinai gali matyti tendenciją, koksgi tas lašas gali nukristi nuo jūsų dangčio, bet jūs kiekvienu momentu galite pakeisti konsistenciją to būtent jūsų vidinio skysčio ir lašas jau nukris kitoks. Arba jeigu lašas ir nukris toks surus arba nu, tamsesnis su kokiu mazutu, tai jis jūsų jau dabar vidinėje šviesoje, šviesiame tame skystyje, tokios auksiniai baltos energijos, jisai labai labai greitai ištirps ir transformuosis irgi, nes tiesiog jis bus per mažas. Ir viską galim padaryti labai labai greitai. Tik tai reikia, na, tai suvokti. tą perjungimą galima padaryti viduje labai greitai. Ką parodo man nepaaiškinamas žaibiškas svorio augimas. Aš pati priaugau labai labai daug svorio. Man, nu, kai kurie taip buvo taip užsiminė, kad dvasinė vedlė arba psichologija, jinai ne, nu, jeigu jinai nesusitvarkė su savimi arba jinai priaugo svorio, pas ją pačiai yra kažkur tai disbalansas arba vidinis konfliktas. Aš esu dar ir energoterapeutė. Energija, jeigu iš fizikos pažiūrėti, taip iš grinai fizikos, energija lygų masė, energija lygų, nu, masė taip. Ir tada, jeigu galbūt nepaaiškinimas labai labai greitas svoris, apie jūsų energetinį potencialą, kurį jūs taupote savyje, galbūt nepilnai išnaudojate. Ir, na, jeigu jūs pildysitės eteriu irgi, tai jis gali taip pavirsti į papildomus kilogramus. Kartais energiją reikia ir pakaupti savo kūne, kad tu galėtum įgyvendinti tam tikrus procesus. Todėl aš žinau, kad tas svoris jisai pradės keistis, kai aš kai aš irgi biškį nusimesiu nuo savęs masės ir taip, nes pas mano svoris pradėjo labai labai augti, būtent kai aš pradėjau daryti planetarinės meditacijas ir dirbti su žmonėmis, tokiais masiškai, sakykime taip, su daug žmonių, nes, na, visą tai aš praleidžiu per save visų pirma. Ir nu, tam būtent irgi reikalingi mainai, donacija. Jūs galite ir šitą praktiką atlikti donaciją, jeigu jūs jaučiate, kad jums galbūt buvo naudinga. Ir jo, svoris gali būti susijęs su tuo. Ir nu, tie žmonės, kurie dirba su energijom, jie gali būti tokie apkūnuoki, vien dėl to, kad jie praleidžia per save energijas. Taip galima energiją sureguliuoti savo kūne, bet kol kas aš jaučiu, kad aš turiu būti būtent tokiam sudėjime. Na, jūsų atveju tai energija kaupiasi. Jeigu aš gerai suprantu iš vardo pavardės, ne, tai man atrodo, jūs ir buvote pas mane sesijoje. Ir mes apie tai kalbėjome, apie ką jūs apskritai gyvenime ir ką jums reikia daryti.
nes, na, kadangi pavardės nematau, sunku man pasakyti. Gerai, einam tada mes link pabaigos. Nauji jausmai, lyg žaibas iš giedro dangaus. Labai gerai. Nes keistis prasivalė ir biški šiukšlyčių buvo. Aha. Pabaigai buvo su lotoso žiedu ant viršaus. Labai gerai. Tos šiukšlytės, žinot, kartais mes gavau irgi tokius komentarus, tai kadagi įvyks tas pokytis, arba kadagi aš tas savo šiukšlės visas išsivalysiu. Tai mes jas kaupiame irgi kasdien. Nu, maudytis irgi mes einame, nu, galbūt kažkas ne kasdien, bet jeigu mes nesimaudysime, mes pradėsime biški neskaniai kvepėti. Ir lotusais tikrai nekvepėsim, jeigu mes nesimaudysime. Nei lotusais, nei rožėm, nei ten bijūnais. Bet va, būtent tas energetinis purvas ir nusėda tame mūsų puodų arba taurės skystėje ir reikia valyti. Valyti per pastoves meditacijas. Tai yra tiesiog, na, tai turi būti, na, mūsų gyvenime meditacija arba energetinės praktikos, lygiai taip pat kaip pasivalyti dantis ryte vakare. Gal netgi būtent energetinį valymą, tokį nevalymą, bet aktyvaciją savo ir savo auros skilių užlopimą reikia tikrinti pastoviai. Ir galbūt mes turime skylę, galbūt neturime skylės, bet mes galime įsivaizduoti save, kad mūsų aura yra gludni, savo tokia vidinė jėga, energija, arba pajausti eterį ir savo aurą atstatyti. Nes jeigu mūsų aura yra skylės, gali, žinot, kaip yra atidarytas per atidarytą langą, gali skristi neprašyti svečiai, musės visokios ir panašiai. Todėl labai svarbu būtent na, tas sielos spa, sielos auros spa yra labai 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 būtini, nes išmušti mūsų iš vėžių, jis sako, mane išmušė iš vėžių. Viskas, jeigu jūs jaučiatės tokia tarytum išmušta iš vėžių, auroje yra skylė, energija nuteka, pribėga, įeina, jūs tarytum, jūsų būsina, tarytum sako, o žiūrėkit, aš atvira, pas mane atidarytus, nežinau, ar duris, ar langas, įeikite į mane ir imkite, ką jūs norite, dalinu. Tai vat tą reikia. Auros praktiką aš turiu YouTube, ją žiūrėkite, jūs galite ją daryti tokį pat trumpą variantą, bet tikrinkite patys save, tiesiog pamandykite dabar vat, irgi išjausti save, savo aurą, kad neįskristų arba neteitų tie neprašyti svečiai ir nepaimtų, ką reikia, ko nereikia. Paskutinį 3 savaitės neturiu energijos, atrodo, kad kalną nustumiau. Tai vidinė, jūs tas kalnas, kurį jūs stumėtės, tai jūs pati, jūsų pasipriešinimas pokyčiams. Gal neįsiu per daug giliai, bet tas kalnas esate jūs pati, jūsų labiau protas, galbūt, ne. Arba jūs galite pamatyti už vakarykštį susitikimą, kad aš nedariau jokio. Čia skaitau apie pavyzdį apie būrėjas, ne? Po konflikto vyras ėjo pas skirtingus būrėjus, tarologus, raganius, kad patvirtintų, jog skyrybų nebus. Ir beveik visi tvirtino, kad nebus, nes aš silpna, pasiduodanti, man reikia likti namuose, vaiką auginti. Ir net nebandyti eiti į dvasingumą. Ir visgi skyrybos įvyko, nes viduje giliai žinojau, jog tai teisingiausias kelias su sava kaina ir savo pamokomis. Bet prognozės ir realybė nebesutapo. Jausmas buvo, kad įžengiau į kitą laiko juostą, kitą realybę ir iki šiol nekartą to nepasigilėjau. Bet tą aš ir norėjau. Man
jum pasakyti, kad jūs tik tai kuriate realybę per savo pasirinkimus. Ir taip, tai buvo tikėtina, ta informacija buvo tikėtina, kad skyrybų, pavyzdžiui, nebus, bet jūs savyje padarėte tokį klik, ėjote į dvasingumą, pažinote save, įgalinote save ir viskas, jų ta realybė, jos nebeegzistuoja. Žinot, kaip tas muilo burbulas, mes jį taip pliunkt ir jo nėra, viskas, tos realybės nėra. Ir taip yra su tom realybėm. Norite plačiau apie tas realybės, tai po to mes dar galėsime apie tą visą mechanizmą irgi pakalbėti. Dabar aš jau bėgu į atgimimo praktikas ir susitiksime kitą kartą. Aš jūs apkabinau, prisiminkite, kad mes esame vienis, visi mes esame verdame tame puode ir kad mes visi savo pasirinkimų kūrėme ne tik tai savo, bet ir kolektyvinę realybę. Dėl momente čia ir dabar, darant pasirinkimą, mintį, kažkokią tokią konstrukciją savo, bet kokią mentalę, kurią jūs išleidžiate kaip balioną. Ar tai yra tokia šviesos energija, ar tai tokia energetinė negatyva bomba, kuri mūsų realybėje ir liks, tai taip formuojasi mūsų gyvenimas. Iki kitų kartų ir dėkoju, kad mes esame čia visi ir turime galimybę tai patirti.